Garbė Kristui. Šiandieną kartu su jumis mokomės, kaip sveikatinti mūsų emocinę, sielinę dalį, kuri yra mūsų sudedamoji kūno dalis, emocinė sveikata. Ir remiamės, vadovaujamės šventu raštu, kuris yra įkvėptas pačio viešpaties. Ir kaip viešpats sako, kad jo žodžiai yra gyvi, veiksmingi, veikiantis. Ir kad Dievo žodžiai skverbiasi ir įsiskverbia iki kaulų, labai giliai, nepasakysiu tos dabar konkrečiai rašto vietos, bet kad Dievo žodžiai teisia žmogaus širdies sumanymus. Taip? Ir kalbėjome prieš tai laidose, kas formuoja vidinę emocinę sveikatą, įsitikinimą, nes viešpats sako, kad reikia labai saugoti savo širdį, savo tą vidinį įsitikinimą. Ir dar daugiau viešpats parodo, kaip tai saugoti. Tai reiškia saugoti savo akis, į ką jos, kad žiūrėtų, saugoti savo ausis, žiūrėti, ką mūsų ausis klauso, taip, ir pasirenkam reakciją, kaip atsakom ir kaip elgiamės aplinkybėse iš to, ko mes prisipildę patys esame. Ir trečia, mūsų vidinio įsitikinimo emocinės sveikatos dalis yra mūsų mintis. Nes 4 patarlė, paskaitykim, sako, apgalvok taką savo kojai. Ir tegu tavo keliai būna įtvirtinti. Viešpats žmogui sako, galvok, apgalvok, mąstyk. Ir apie mąstymą kalba raštas labai daug. Ir sako, ką mąstyk. Mąstyti, kas teisinga, kas garbinga ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia patarlė sako, apgalvok savo taką. Vadinasi, ne spontaniškai veik, bet galvok. Ir vadinasi, jeigu aš žinau, į ką žiūriu, ko aš klausau, aš viduje jau turiu tą Dievo tiesą, Dievo pažinimą ir žinau, ką galvoti. Todėl kaip įdomiai čia rašo, savo kojai, apgalvok taką savo kojai. Vadinasi, tai, ką toliau mano kūnas darys, žengs žingsnius, eis į priekį, iš to apgalvojimo, iš to vidinio įsitikinimo. Todėl, ką žmogus mąsto, kitoje rašto vietoje sako, kaip žmogus mąsto, toks jis ir yra. Toks jis ir yra. Koks žmogaus vidus, toks jo ir gyvenimas, kitais žodžiais kalbant. Nes būtent taip, kaip jis mąsto, eina tam tikras laikas, kai žmogus renkasi. Jau pasirenka ir tai tampa matoma. Taigi grįžkim prie rašto vietų. Ir prie to apie žmogaus įsitikinimą ir pasirinkimus paskaitykime Apaštalų darbų 5 skyrių. Ir Petras ten klausia Ananijo. Ananijau sako, kodėl šėtonas užvaldė tavo širdį, kad tu pamelavai šventajai dvasiai, pasilikdamas dalį už žemę gautų pinigų. Aiškiai Petras sako, kodėl šėtonas užvaldė tavo širdį, kad tu pamelavai. Vadinasi, viduje Ananijas mąstė, jis pardavė žemę ir širdyje savo mąstė, kaip jam pasielgti. Ir vis dėlto netiesa, viršų paėmė, bet paėmė viršų Ananijos istorijai, kad jis nenorėjo atiduoti tiek, kiek gavo tų pinigų už žemę. Taip? Ir aiškiai sako, kodėl tu davėjai vietą šėtonui. Vadinasi, pats žmogus priima sprendimą. Ir kaip bebūtų liūdna, žmonėm vis atrodo, kodėl Dievas nepadeda. O todėl, kad Dievas taip myli žmonės ir duoda žmogui sąmoningai pačiam pasirinkti, pačiam nuspręsti. Nors ir žmogus sprendžia neteisingai, Dievas leidžia jam pasirinkti. Ir ta pasirinkimas bus iki paskutinio atodusio.
Bet pasirinkti, viešpats sako žmogui, tu pasirink ir pasirink teisingai. Rinkis gyvenimą. Rinkis tikėjimą, kad aš esu. Rinkis mąstyseną, tą, kuri man tinkama ir priimtina. Sako, mąstyk apie tai, kaip aš apie tave mąstau. Tai reiškia tai, kas gera, tobula valia. Ir to tada daugėja. Dievas nebūtų sakę žmogui pasirinkti, kad ir mąstyti būtent, jeigu tai negalėtų žmogus padaryti. Vat kitiem atrodo, kad tai taip sunku mąstyti, kaip aš galiu mąstyti kitaip, jeigu tokios aplinkybės, arba žmonės kažką tokio sako, tai kaip aš galiu kitaip mąstyti. Tai būtent Dievas ir sako, nemąstyti tau, ką pasaulis sako, bet mąstyti tai, ką aš sakau. Ir tai absoliučiai patvirtina Romiečiams 12:2. Viešpats sako, nesitapatinkit, jūs šiandien ir dabar nesitapatinkite su šitu pasauliu, bet jūs pasikeiskite, atnaujindami savo protą Dievo žodžiu, kad galėtumėt ištirti, kas yra gera, tobula Dievo valia. Kad jūs galėtumėt ištirti. Įsivaizduojat, kokia pagarba viešpaties žmogui. Niekur nėra prievartos. Jis sako, aš jums šiandien, jūsų prašau, jums leidžiu pasirinkti. Pasirinkite, kas teisinga. Iš viešpaties nebus prievartos. Jis be galo myli žmonės. Jis viską dėl mūsų padarė. Jis mus atpirko, mūsų gyvenimus išpirko iš pražūties. Jis mus perkelė iš mirties į gyvenimą. Ir kai mes gyvenam susitaikę su viešpačiu ir atidavę savo gyvenimą viešpačiui, be abejo, kad amžinybėje mes būsim su viešpačiu. Bet čia žemėje, šitam žemės rutuly, mes turėsime rinktis ir rinktis patys. Viešpats nurodo, ką reikia rinktis. Pasako, sufleruoja ir labai nori, kad mes tai rinktumėmės. Bet tas sąmoningumas turi būti mūsų pačių širdyje. Nes viešpats sako, kad tai yra gyvybė ir sveikata. Dievo žodžiai. Pasirinkti tai, ką Dievas sako. Mąstyti. O mintis, mes žinome, yra tai, ką mes mąstome. Ir tai, ką mes mąstome, tampa realu. Kaip yra apaštalų darbuose, Ananijas pasirinko tai, ką mąstė. Ir kiekvienas pamastykite, tai, ką jūs mąstote, anksčiau ar vėliau tampa regima. Ką jūs nusprendėte daryti, dar nepadarėte, dar jūs tik tai mąstote. Bet jeigu toliau nepakeisite krypties mąstymo, anksčiau ar vėliau tai pasidarys matoma gyvenime. Už tai, tas ir yra dvasinis pasaulis, kaip ir kvantinė fizika ir mokslininkai dabar apie tai kalba. Kad būtent žmogaus mintis realios. Žodžiai yra forma, kuri formuoja mūsų gyvenimus. Todėl mes patys renkamės ir aš tikiu, kad tie, kurie žiūrite laidas, žiūrite Tikiu TV kanalą, Agapė Bonum kanalą, kur pilna yra įkvėpto turinio, mūsų pačių istorijom, mūsų pačių gyvenimais, įkvėpia ir palaiko ir padeda jums keistis. Nes būtent nepamirštam, kad svarbiausia žemėje, kol gyvenam, nuolat ir pastoviai reikia mums mokytis, o mokytis tai vadinasi keistis. Keistis, nesitapatinti su aplinkybėm, nesitapatinti su šitu pasauliu, nesitapatinti su tai, kas bloga, kas neteisinga, su bedieviais, kaip pirma psalmė sako. Ir ką patarė bedieviai. Ir neklausyti, ką sako apjuokėjai. Bet labai mėgti viešpaties žodžius ir mąstyti viešpaties žodžius dieną ir naktį. Ir tada, sako viešpats, kai aš mėgsiu Dievo žodžius, mąstysiu tuos žodžius nuolat ir pastoviai. Ir vadinasi, aš galiu tai padaryti, nes kitu atveju Dievas tikrai nebūtų nurodęs žmogui tai daryti. Vadinasi, žmogus gali tai daryti. Ir vadinasi, aš tikiu, kad jūs kiekvienas galite pasirinkti taip, ką mąstyti. Galite pasirinkti, kas teisinga, nes kitaip Dievas nebūtų to nurodęs ir nebūtų tai sakęs.
Ir tada jis sako, jeigu jūs mąstysite tai, jūs būsite kaip medis prie upių pasodintas. Ir laikui atėjus, jūs duosite derlių, jūsų vaisius bus matomas. Tai reiškia, gyvenime rezultatai bus matomi, kad jūs gyvenate su viešpačiu. Kad aš gyvenu su viešpačiu, aš tikiu, kad mano gyvenime tai yra matoma. Iš to, kaip aš elgiuosi, kaip aš bendrauju su žmonėm, kaip aš atsakau tam tikrose aplinkybėse, taip, žmonės mato išorėje. Ir aš linkiu ir noriu ir tikiu, kad kiekvieno iš jūsų, kurie ieškote Dievo, gyvenate su viešpačiu, gyvenimai keičiasi, nes jūs mokotės. Teisinga kryptimi žiūrite, teisinga kryptimi klausote Dievo žodžių, bendraujate tinkamoj bendruomeniai, augate Dievo pažinimu, gyvenate su viešpačiu ir jūsų gyvenimas duoda vaisių. Bet žinot, pirma psalmė sako, laikui atėjus. Vadinasi, reikės laiko, kol bus matomi pasikeitimai arba bus rezultatas. Vadinasi, reikės laiko ir žemėje tikrai reikia laiko. Todėl ugdykime kantrybę, būkime malonus, mąstykime tai, kas gera, tai, kas garbinga, nemąstykime tai, kas pikta ir būkime dėkingi. Kaip viešpats ir sako, būkime dėkingi už viską viešpačiui. Taigi, geros dienos, gero laiko, aukime Dievo pažinimu ir iki kitų susitikimų.